Trečiadienį, rugpjūčio 29 dieną. Pisces 3 ir du jo pilotai nugrimsta į Atlanto vandenyno dugną per nelaimingą atsitikimą, kurio buvo galima išvengti. Ši nelaimė sukelia 76 valandų trukmės tarptautinę gelbėjimo operaciją. Pisces 3 buvo pastatytas International Hydrodynamic kompanijos iš Šiaurės Vankuverio, Britų Kolumbijoje ir nuleistas į vandenį 1969 metais. Kanados komercinis povandeninis laivas yra 6 metrų ilgio, 2 metrų pločio ir 3 metrų aukščio. Jame gali būti 2 įgulos nariai. Jis sukurtas dirbti ir tyrinėti vandenyno sritis iki 1100 metrų gylyje. Pisces 3 buvo nupirktas Britų kompanijos Vickers Oceanics 1971 metais. Vickers Oceanics turi didžiausią komercinių povandeninių laivų flotilę, 9 povandeninius laivus ir 5 pagalbinius laivus. Povandeniniai laivai padeda jūrinės naftos pramoniai, atlikdami naujų vamzdynų ir povandeninių konstrukcijų vietų tyrimus. Jie naudojami platformų konstrukcijoms, vamzdynams ir gręžinių galvutėms tikrinti bei prižiūrėti. Jie suranda ir iškelia pamestą įrangą arba fotografuoja povandeninių gręžimo platformų dalių būklę. Prie Pisces 3 pritvirtinti manipuliatoriai. Tai yra mechaninės rankos, prie kurių galima pritvirtinti įvairius įrankius griebimui, pjovimui, pjūklavimui, gręžimui ir siurbimui. Įrankius galima keisti, kai povandeninis aparatas yra po vandeniu. Iš pradžių Pisces 3 buvo su uodegos pelekais, tačiau Vickers Oceanic juos pašalino, kad pagerintų priėjimą ir valdymą. Antradienį. 1973 m. rugpjūčio 28 d. Rodžeris Mallinsonas visą dieną praleidžia taisydamas sugedusį manipuliatorių povandeniniame laive. Remonto metu jis pakeičia puspilnę deguonies talpą į pilną, nors puspilnės būtų pakakę kitam nėrimui. Tiesiog gera praktika. Po dieną ir naktį trukusio darbo, kuris tęsiasi iki rugpjūčio 29 ryto, Rodžeris Chapmanas ir Rodžeris Mallinsonas pradeda įprastą nerimą 1 valandą 15 minučių. Jie dirba tiesdami transatlantinį telefono kabelį jūros dugne. Jų dabartinė padėtis yra 130 jūrmilių į pietvakarius nuo Korko, Pietų Airijoje. Chapmanas yra buvęs karinio jūrų laivyno povandenininkas, o Mallinsonas inžinierius, kuris iš naujo pastatė povandeninį laivą, kai jis buvo gautas iš Kanados. Abu vyrai yra labai patyrę, o Mallinsonas puikiai pažįsta povandeninį laivą. Darbui numatyta skirti 20 dienų, atliekant 8 valandų panerimus povandeniniame aparate. Iki 488 metrų. Gylio jūros dugne nusileisti užtrunka apie 40 minučių. Pisces 3 naudoja vandens sroves, kad suskystintų dumblą, nutiestų kabelį ir vėl jį uždengtų. Dirbti beveik nulinio matomumo sąlygomis yra sunku ir vargina, nes reikia išlikti susikaupusiam. Kai džie purškia vandens sroves į dumblą, pakyla dumblo debesys ir beveik neįmanoma matyti toliau nei manipuliatoriaus ranka. Įgula tai apibūdina kaip važiavimą greitkeliu tirštame rūke, bandant sekti baltą liniją. Kad galėtų matyti pro iliuminatoriaus langą, vyrai priklaupia ir galvas laiko tarp kelių. Iliuminatoriaus langas nukreiptas į priekį ir žemyn, jūros dugno link priešais juos, kad jie galėtų matyti tiesiamus kabelius. Viena ranka jie valdo povandeninį aparatą, kita manipuliatorių. Tam reikia nuolatinės 100% koncentracijos. Kad išvengtų nuovargio, pilotai paeiliui keičiasi ir dažnai apsikeičia vietomis. Kas 40 minučių jie išvalo orą. Jie įjungia ličio hidroksido ventiliatorių, kad pašalintų anglies dioksidą iš atmosferos ir taip pat prideda papildomo deguonies į kabiną, kad oras būtų tinkamas kvėpuoti. Jei jie neišvalo oro, anglies dioksidas kaupiasi jų kameroje, dėl ko jie jaučiasi apsvaigę ir silpni. Jie taip pat visų nardymų metu veda vaizdo žurnalą. Po 8 valandų pamainos abu vyrai pradeda kilti į paviršių. 09:18. Po sėkmingo nardymo Pisces 3 pasiekia paviršių. Abu vyrai girdi, kaip vilkimo lynas pritvirtinamas prie pagalbinio laivo Vickers Voyager. Per radijo pasigirsta balsas pranešantis, kad vilkimo lynas jau pritvirtintas. Tačiau žinutę greitai nustelbia aukšto tono zvimbimas. Šis garsas pažįstamas Chapmanui ir Mallinsonui. Jie jį jau yra girdėję anksčiau. Tai signalizacija galinėje sferoje, atskiroje povandeninio aparato dalyje, kurioje laikoma įranga ir alyvos atsargos. Kondensatas jau anksčiau buvo įjungęs šią signalizaciją. Paprastai ji nustoja veikti vos tik įsijungusi, todėl nėra dėl ko nerimauti, tad vyrai ją ignoruoja. Tačiau šį kartą ji nustoja veikti, o tada vėl pasigirsta cypiantis garsas, kas jau nėra normalu. Vilkimo lynas susipainiojo su galine sfera ir atplėšė liuko dangtį. Chapmanas ir Mallinsonas girdi, kaip per atidarytą liuką šniokščia vanduo, užliedamas galinę sferą daugiau nei toną vandens.
Pisces 3 pradeda virsti atgal, nes vandens svoris destabilizuoja povandeninį laivą. Povandeninis laivas slysta žemiau Waterline Stories, o Melansonas šaukia stebėti gylį. Jie jau yra 30 metrų gylyje po vandeniu ir greitai leidžiasi žemyn. Pasiekus 53 metrus, povandeninis aparatas staiga sustoja. Nailoninis vilkimo lynas sustabdė jų leidimąsi. Povandeninis aparatas kelias akimirkas siūbuoja jūros srovėse, kol vyrai susiorientuoja. Tada, garsiai trakštelėjus, virvė trūksta ir vyrai krenta link jūros dugno. Leisdamiesi žemyn, Melansonas ir Chapmanas girdi, kaip nuo povandeninio aparato lūžta dalys. Garsūs trakštelėjimai aidi mažoje kameroje, kurioje jie užrakinti. Jie išjungia visas elektros sistemas, todėl lieka visiškoje tamsoje. Tada jie paleidžia 400 svarų švininį balastą, kuris padeda sulėtinti jų leidimąsi. Jie prisikemša burnas vatos, ruošdamiesi smūgiui. Vata sumažins tikimybę, kad smūgio metu jie įsikas į liežuvį. 9:30 val. Pisces 3 susiduria su jūros dugnu, 488 metrų gylyje, sukeldamas dumblo debesį. Povandeninis laivas lieka sveikas. Chapmanas ir Melansonas vis dar gyvi, bet jie įstrigę 1,8 metro skersmens sferoje vandenyno dugne. Naudodamiesi žibintuvėliu, jie orientuojasi aplinkoje. Tada paskambina savo pagalbos laivui ir praneša apie situaciją. 9:45 val. Melansonas ir Chapmanas užmezga radio ryšį su Vickers Voyager viršuje. Jie praneša, kad jiems viskas gerai ir jie nusiteikia optimistiškai. Pilnas deguonies bakas gali užtikrinti beveik 72 valandų tiekimą, tačiau jau panaudota 8 valandos, tad liko 64 valandos. Vyrai žino, kad paviršiuje nėra jokio laivo, kuris galėtų juos pasiekti. Prireiks mažiausiai 2 dienų, kol bet kokia naudinga įranga bus atgabenta į vietą. Vyrai pirmasis kelias valandas praleidžia organizuodamiesi ir planuodami, kaip išgyventi kuo ilgiau. Yra šalta ir drėgna, o deguonies atsargos ribotos. Dar blogiau, povandeninis laivas yra apverstas aukštyn kojomis. Dabar, kai dumblo debesis nusėdo, Melansonas pro iliuminatorių pašviečia žibintuvėliu, pusiau tikėdamasis pamatyti jau atskubančią gelbėjimo komandą. Viskas, ką jis mato, tai blankus šviesos spindulys, dingstanti tamsoje. Anglies dioksidas yra sunkesnis už orą, todėl vyrai guli viršutinėje kabinos dalyje, kur oras dar tinkamas kvėpuoti. Jie guli visiškai nejudėdami ir nekalba. Sumažindami judesius, jie gali sumažinti deguonies sunaudojimą. Jie turi tik vieną sumuštinį ir vieną limonado skardinę. Jie taip pat nusprendžia leisti anglies dioksidui ore kauptis ilgiau nei įprastas 40 minučių laikotarpis, kad taupytų deguonį, todėl tampa vangus ir apsnūdę. Vickerso Voyageris praneša karališkajam laivynui, JAF laivynui ir Kanados pakrančių apsaugai apie nelaimę. Jie koordinuoja skubios gelbėjimo operacijos planą. 10:35 val. Seserinė laivas Vickers Venturer yra Šiaurės jūroje, kai gauna įsakymą grįžti į artimiausią uostą su povandeniniu aparatu Pisces 2. 12 val. Karališkojo laivyno tyrimų laivas HMS Heket plaukia į nelaimės vietą, kad suteiktų pagalbą su specialiais kėlimo lynais. Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas pasiūlo povandeninį aparatą priklausantį JAV gelbėjimo departamentui, vadinamą Curve 3 arba valdomą povandeninį iškėlimo aparatą. Jis pakraunamas į orlaivį Kalifornijoje. Curve 3 sukurtas bomboms nuo jūros dugno pakelti. Atvykus į Swansea, jis pakraunamas į laivą John Cabot, Kanados pakrančių apsaugos laivą. John Cabot išplaukė iš uosto ir plaukė link avarijos vietos. Kitą dieną, ketvirtadienį, rugpjūčio 30 d. 20:15 val. Vickers Voyager atvyksta į Korką ir pakrauna povandeninius aparatus Pisces 2 ir Pisces 5, kurie atskraidinami per naktį. Iki 22:30. Vickers Voyager jau būna pakrautas ir išvyksta atgal į įvykio vietą. Praėjus 3,5 valandos, 02 valandos. Vickers Voyager pasiekia vietą ir nuleidžia Pisces 2 su pritvirtinta polipropileninė virve. Laisdamasis, kėlimo virvė atsiskiria nuo Pisces 2 manipuliatoriaus rankos, todėl gelbėjimo povandeninis aparatas turi grįžti į paviršių remontui. Pisces 5 nuleidžiamas į vandenį kitam gelbėjimo bandymui. Gelbėjimo povandeninis aparatas pasiekia vandenyno dugną su polipropileninė virve ir karabinu. Pisces 3 nusileido į griovį ir vos matomas jūros dugne. Pisces 5 ieško tol, kol išsenka jo baterijos. Jis grįžta į paviršių, neradęs Pisces 3. Per antrąjį nerimą 12:44. Pisces 5 suranda įgulą. Gelbėjimo povandeninio laivo įgula bando pritvirtinti virvę, bet nepavyksta jos prijungti prie Pisces 3. Dabar Pisces 5 laukia kartu su Pisces 3. Pisces 2 vėl leidžiamas į vandenį, bet dėl nuotėkio turi būti sugrąžintas į laivą.
Curve 3 atvyksta į laivą John Cabot. Jis taip pat negali būti paleistas dėl elektros gedimo. Vidurnaktį, pereinant į penktadienį, rugpjūčio 31-ąją, Pisces 5 įsakoma grįžti į paviršių. Jis pakyla ir prisijungia prie kitų dviejų sugedusių povandeninių laivų. Kai viskas klostosi blogai, gelbėjimo komanda pradeda nebetekti vilties išgelbėti Chapmaną ir Melansoną. Vyrai povandeniniame laive jau praleido 72 valandas. Jų galimybės gelbėtis mažėja, o ne vienas povandeninis laivas negali jų iškelti į paviršių. Jiems baigėsi tiek deguonis, tiek ličio hidroksidas, skirtas pašalinti anglies dioksidą iš povandeninio laivo oro. Abu vyrai yra sušalę, šlapi ir kenčia nuo stiprių galvos skausmų. Turėdami omenyje 72 valandų deguonies ribą, gelbėjimo komanda žino, kad jiems liko tik paskutinis šansas, jei dar nėra per vėlu. Šeštadienį, rugsėjo 1 d. 04:02 val. Pisces 22 yra paleidžiamas. Po valandos jį pasiekia povandeninį laivą ir sėkmingai pritvirtina specialiai pagamintą fiksatorių bei polipropileninį vilkimo lyną prie galinės Pisces 3 sferos. Tačiau Melansonas nėra įsitikinęs, kad pakėlimas pavyks. Galinė sfera nėra stipriausia vieta. Jie yra 4 sferoje ir jis susierzinęs, kad jų nekelia būtent už jos. Jis mano, kad tai neteisingas sprendimas. Tačiau vienintelis būdas gelbėjimo komandai pritvirtinti lyną yra naudoti fiksatorių. Prietaisas turi 2 svirtis, kurios atsidaro ir užsidaro kaip skėtis. Gelbėjimo komanda įkiša fiksatorių per atvirą Pisces 3 užlietos galinės sferos liuką. Patekus vidun, fiksatoriaus svirtys atidaromos ir užfiksuojamos vietoje. 9:30 val. Curve 3 pradeda leistis. 10:35 val. Ji pasiekia Pisces 3 ir sugeba pritvirtinti dar vieną vilkimo lyną prie įstrigusio povandeninio aparato galinės sferos, vėl naudodama tokio paties tipo specialiai pagamintą fiksatorių. Kai antrasis lynas pritvirtinamas, Melansonas ir Chapmanas pasidalija sumuštinį ir limonadą. Dabar jau nėra prasmės jo taupyti. 10:50 val. Prasideda kėlimas. Ir vos tik povandeninis aparatas pakyla nuo vandenyno dugno, jis ima smarkiai siūbuoti ir suktis. Melansonas ir Chapmanas yra silpni ir dezorientuoti. Sukimasis dar labiau sustiprina jų jau ir taip stiprų galvos skausmą. Gelbėjimo komanda Pisces 2 bejėgiškai stebi, kaip Pisces 3 sukasi ir trūkčioja nevaldoma. Jie svarsto, ar šie du vyrai apskritai pasieks paviršių. Bent jau jie pakilo nuo jūros dugno ir kyla į viršų. Kėlimasis vyksta lėtai, kol povandeninis aparatas lieka 106 metrai nuo vandens paviršiaus ir sustoja. Curve 3 įsipainiojo į vilkimo lyną. Pisces 2 padeda išpainioti Curve 3 ir kėlimasis tęsiasi, kol pasiekia 30 metrų. Nardytožiai pritvirtina sunkesnius kėlimo lynus prie povandeninio aparato. Šeštadienį, rugsėjo 1 d. 13:17 val. Pisces 3 pagaliau iškyla į paviršių. Gelbėjimo įgulos palengvėjimui Chapmanas ir Melansonas vis dar gyvi. Nardytojai nedelsdami bando atidaryti liuką, kad įleistų gryno oro į povandeninį aparatą. Melansonui ir Chapmanui baigėsi deguonies atsargos. Jie buvo smarkiai sukinėjami ir mėtomi pakėlimo metu, kuris truko beveik 3 valandas. Jų galvose tvinksintis skausmas pasiekė aukščiausią tašką, o dabar narai negali atidaryti liuko. Jis užstrigo dėl smūgio į jūros dugną. Gelbėjimo komanda iškelia Pisces 3 ant Vickers Voyager denio. Prireikia dar beveik 30 minučių, kol pavyksta atidaryti liuką. Melansonas ir Chapmanas sunkiai išlipa iš aparato. Jie buvo susigrūdę viduje 84 valandas ir 30 minučių. Jie išgyveno giliausią istorijoje gelbėjimą iš povandeninio aparato. Abu vyrai po avarijos atsigavo patirdami tik lengvą potrauminio streso sutrikimą. Chapmanas tapo pagrindiniu gelbėjimo povandeninių aparatų ekspertu ir atliko svarbų vaidmenį gelbėjant 7 vyrų įgulą iš Rusijos povandeninio laivo AS-28 Princas 2005 metais. Melansonas dar keletą metų dirba Vickers Oceanic, kur restauruoja garo variklius. Jis ir Chapmanas palaiko ryšį, susitinka kasmet, kol Rogeris Chapmanas miršta būdamas 74 metų amžiaus 2020 metų sausį. Pilnas deguonies balionas, kurį Melansonas pakeitė povandeniniame laive beveik prieš 4 dienas, buvo likę maždaug 12 minučių deguonies.